pasakyti? Nu, ar Valerijonas Pagalpas, o pavardė Vyniautas. Gimė metą. 1909. Nuo kokių metų jūs pažįstat Granauskį? Granaus pažįstu nuo mokyklos laiko. Ir tai nuo kokių maždaug galėtų būti metų? 65 turbūt. O nuo mokyklos laikų reiškia, kaip bendramokslis ar mokytojų jau buvo Granauskas? Mokytos jau. Ai, mokytas buvo jau, ne? Jau buvo mokytos. Supratau. Jis dėstė matematiką, dėstė pagrindinę matematiką. Dėstė rusų, dėstė lietuvių, dėstė vis pavaduodavo, vis mokytojus, kas susirgė. Buvo tai, kaps buvo. Ta, jūs klasė dėstė irgi, kaip sakė? Nu, dėstė mane, da, auklėtos buvo. Ir auklėtos buvo? Vo, čia geras labai dalykas. Nu, va, dabar reiškia, kiek maždaug reiškia metų uns kaip mokytos jums dėstė? 2 metų. 2 metus dėstė. Ir auklėtus irgi 2 metus buvo? Nu. Dabar tada čia labai daug, dabar apie ko gal parokoti. Kokius dalykus konkretai dėstė jūs klasė? Mūsų pagrindinė buvo matematika ir rusų. Matematika ir rusų buvo. Kaip mokytos? Koks Granauskis kaip mokytos? Buvo labai griežtas. Griežtas? Griežtas teisingas. Griežtas teisingas reiškia, nu, kaip sako, o kaip tas reiškia, kaip tas griežtoms visų pirma dabar reiškia, panalizuokė? Nu, jis buvo reiklus mokytojas. Jau turėjo, jau prieš jų pamoks, jau ir viską į mus jau skrenda. Ir uns teptų klasę... Bet tai buvo labai geras. Bet pavykdavo tų klasę tep sulaikyti, kad girdėtum kaimus. O jie neklausytumės. Taip nebūdavo, ne? Kad neklausytum. Kad taip nebuvo. Nebuvo taip, klausėt visi. Taip nebuvo. O dabar reiškia, o pats dalyk išaiškinims, gerai išaiškindavo, Labai gerai. Pažiūrėjau, matematik, jeigu... Labai gerai. Gali nesuprasti, nu jie nesupranti, sakykime. Nu, jis išaiškindavo. Į tikrą matėt, kad jums, kaip sak, suprantu matematiką ir puikiausiai išaiškinti? Nu, pagrindinis buvo matematikas mokytojas. Aišku. Nebent mūsų klasė jau būtų. Jis dėstė į 11, bet visoms klasėms. Ir taip nebuvo, kad niekam neaišku būtum. Nes nu klasė visuomet buvo. Ar jums aiškindavo tol, kol išaiškindavo, ar tik pasakydavo, kaip tas būdavo? Nu, ko čia dabar sunkiai? Nu, atrodo, kad viską išaiškindavo, dabar sunkiai prisiminti. O rusų kalba, kaip skiriasi pats dėstymas nuo matematikas? Nu, aš nežinau, man sakės rusų kalba, Ai, tai gerai. aš problemų neturėjau. Aišku. Jau rusų kalba nesakės, nežinau. Ar turėjai Granauskis kaip mokytos pravardį kokį nors? Kaip vadindavo ten? Mokytos vis. Ir viskas neturėjo kokios pravardės? Neprisimenu, kad tai. Aišku. Aš neprisimenu tai. O kaip auklėtos? Nu, buvo labai, nu, geras buvo auklėtos, buvo. Vienu žodžiu. Vienu žodžiu, gerai prisiminimai apie viskas. Nu, bet ta klasėje būdavo įvairių dalykų, būdavo visokių konfliktinių situacijų, kas nors kol nors padirbdavo ir, kaip sakė, kiti mokytojai... Nu, kad dabar sunku prisiminti, kiekvieną šią smulkį detalį, aš nežinau. Nu, rasti kažkokių didesnių kažkokių iš klasės gyvenimo, ar iš ko nors, ar tokių linksmų dalykų, ar kaip tik atvirkštė kažkokių liūdnų tokių dalykų. Paramus. Nu, kažkokių tokių, sakykime, dalykų, kad ar linksmų, ar kažkokių liūdnų, tai vis tiek ir įstreigia. Jeigu, sakykime, vis tiek bent 2 metus buvo auklėtas. Ne, mane buvo įstreigiamas dalykas toks, kad jeigu nebėjai sakyti. Ne, aš nebėjau, juk šiandien nepaslapsti. Aš mokėjau sakurti gruodžiną, prieš rusų pamoką Granauskis pasakė, sako, valiau, sako, na, kai muzikos kabina, sako, parsineša akordeon, sako, mokėjimus dainelį rušiškai. Parsinešiau, žinau, vis vakaus, bet, žinau, mūsų klasės draugą pagruok. Aš pradėjau gruoti, negirdėjim, kad skambutį. Ir jie mokytos, ko čia sakau, gruoti. Vis pamokė išklasinėjai rusų. Vis pamokė išklasinėjai. Granauskis. Vis žodis, nu pat, už pusę metų jau... O už to kam gruje? Nu,
Prasidėjus pamoką. Nu, na ir, bet niekam prie manęs nepridėjo, bet atsakiau vis žodžius, kuris paklausė, tai Niek vienži... įgavau 5 vis tiek. Neišgundė, nimaž. Ne, Nimaž neišgundė. O kažkokiu būdavo tokių bausmių, kokių nors, kaip sudrausminimo, kaip kam nors, neatsimenat? Nu, kad, žinau, kiekvienas mokytos kažkokius bausmės skirdavo, aš nežinau. Man netektų bausmės. Geras mokinys buvot, ar ne? Nu, koks čia geras, neišdykis nebuvau. O ką pauklytus po pamokų, pavyzdžiui, a jums ten siūlydavo kur nors ar eiti, nu, kažko Ko jūs užsiimti veikdavot, po pamokų, nu, a kaip būdavo, saugotojai? a nebūdavo tokių dalykų. Nu, kas norėdavo, tų būrelių visokių buvo. Paskui, kaip čia gautas instrumentas, žinau, pučiamų. Nu, tikrai klaus, žinau, priėmimų. Bet atsimenu, kaip šiandien. Sako, prieš vakarą tai susirinks, na, kas jau, kol jau išrinks, žinau. Parėjau namai už nukų iš to lėjėt, žinau. Nu, toliau. Lėjai, pradėjai lyt baisiai, nepnajau, išdaliai to instrumentus. Palikau be instrumentų. Palikau be instrumentų. Į nieks nebepriėmė. Niek nepriėmė, paskui pabaigiau 8, sugranausi, tai kai jiem greitam prastas. Tad 8, ką pabingėt, reiškia, su Granauskiu, jau vėjėtau, kaip tokiai, kaip draugelė, puveselis graidam. O kaip dabar buvo, ar uns pasikveitą mistą, kaip čia buvo dabar? Kaip jodį tau porų su Paulėtau? A jodvino dėjų tavo dar kas Ne, nors buvo? Moskvos jūs, Padlėskvats. Ai, tad sielas. Kompanijai. Mockaus Jūzis, Padlecki, kas? Vacis, kas dar? Aš ir Irina. 4. Nu. O Agranauskis jums pasirinko, kaip ten buvo? Nu, žinojai, kad aš, žinojai, apsitarau, kad aš akliuontau ką grėja. Sakai, žinojai, kad aš gerai mėgstu su pučiamastės, bet kam nežinau, žinojai, nu, sako, gal, sakai. Nenori, sako, pavestais. O kokias tas instrumentas, kokias Jo, groja? jo, va, O Granauskis su kokiu? Granauskas akordeon. Irgi su akordeonu, buvo dėjot su akordeonu? Ne, aš su baritonu grėjau. Ai, su baritonius? Nu, aš su Nu, baritonu. o teido dar su... Mockas jau su to kornet, o Padlėskis grėjai su būgas. Kiek, Votišk muzika. kiek ilgai jūs tepi, ėjat po tas veselis? Ėjim, kol man paėmė į kariuomenę. O tas kokias metas buvo? 68 į kariuomenę buvo, Rūdinčiai. Tai kiek Buvo- maždaug tų laikų? 2 metus. 2 metus. 2 metus. Ir da, kai kariuomenė išleistuvės buvo Granauskas. O čia eidavo dabar, sakykime, kur tas veselis jums kveiti? A čia po mūsėdė, aplinko mūsėdė, ai kur nors toliau ir teki? Oi, teki, Jelgavų gruoti teki, Joniškeliai teki gruoti. Jelgavo? Nu, Latvijų? nu, O kaip jūs nuvažiuodavo ten? sutraukė. Su traukiniu. Matai kaip. O Į tai, veselį. iš kur pažiūrėjau sužinodavau, kad jūs tokie esate grojėjat? Iš tai kur? Aš nežinau, žmonės daug kas užžemė, žinot. Taip, Reklam nebūdavo. O kiek tonkė tai grojėjama būdavo, kaip sako? Nu, kaip kokį mėnesį, kitoj mėnesį būdavo ir 2 vestais, kitoj mėnesį veinu. Kaip į dabar štai. O tardavos, kas Granauskis buvo tas pravadninkas, tardavos, kad kiek kap, kiek mokės, kiek ko. Un pinigus išdalindavo. Kiek daudavo, tiek reikėdavo, kad užtektų, ar buvo kažkoks susitarimas? Tai niekas nesliepdavo, kad ten kart dirbi, krovin kartą. Niekas ko dalykų. Nebuvo niekuomet konfliktų dėl pinigų, dėl ko nors? Ne, tokių dalykų nebuvo. Aišku. O dabar, sakykime, iš to grojėjimo, putas veselis, kokį veselį ir labiausiai įstrigusiai atminti? A bautų iki katro jau. Nu, Kur jau, labiausiai atsiminti ir atsiminti. dabar vat iš karto apie veselį paklausiau ir jūs iš karto jau prisimenat va kažkokį veidą. Darbėmišką grojim buvo iš atsibundam rytmetį ir na, instrumentą nerandam. Einu visišką instrumentą. Paskui, na, vėjim paklausim, na, ten veselį, na, parodys, tada ir į beržą tokį aukštą, na, pasak, žiūrėk. Sukėlė beržą. Beržą sukėlė per naktį.
O kas iš tų veselininkų? Nu. Nu, jeigu bedarėt Mada Božna. Nu, Iškavot, iškavot, nu, Ne išsipirkt tik reikia. muzikontai iškavodavo, žinau, veselininkams. Ar reikia išsipirkt, o kokius Reikia išsipirkt, Reikia nu. išsipirkt. kur reikia iš napšelis. Ne, mes mums pagrojimą maršą nusipirkom. Sakau, bet pagrojai. Bet palauk, kas iš Na, iš... ne, bet kad jau... Ai, kad gražiai. Ai, Ne gražiai, aš pats lipau į medį išėmiau. aišku. Nu, ko dar prisimenat, kokių užpūs iš veselių? Nu, kad į visus išpūs buvo nusepinį naktį. O veselka būdavo, a tas Mukitos Granauskas ant stinkukių baikų nepasakodavo. Ja, Apva. visai. Turėjus jau gerį, žai turėjus tam. Ar anekdotą, ko jums ten Nu, pasakė? visokių. Da, visokių. Prijaukindavo, žinau. Aišku. O tai... Ir perešliai bus, čia važiavom, kur mes į Jelgą važiavom, jis čia perešliai buvo, ir kartą mes visi važiavom, žinau, čia Skauco ruošint buvo perešliai. Nuvažiavom ten, kur muzikom. Tai iš Jelgavos čia susirašė skaudį? Na, čia mūsų deškė buvo. Ai. Na, bet Jelgava, narka tam buvo iš mūsų ir tas. A tad uns į piršlių buvo dar tą porą? O on su ko buvo piršlius? Ten, O kas buvo ta piršlienė? aš pavadinau. Ne su Almute buvo, ne su Ne, Granauskiene? Čia ne iš mūsų. Ne. Ta iš ten jau kas Iš nors. ten. Matyt, supratau. taip sumestinė. O dabar aišku, koks būdavo tas repertuaras, ko jūs jau pat grajit? Nu, į dainas ir būdavo pageidavo, na, Bet ir tada- maršą. Daugiausiai tada buvo maršo. Bet tai reikia šiaip vis tiek, jeigu įpageidauti, ko tai reikia vis tiek mokėti, kaip sak, jau nemaža tų Pagal tų kūrinių. laikų pageidavimo tokie, žinai, tavo. Bet ne vien nedu kūrinius, vis Ne, tiek, ne. ką veselė galėtum Ne, ne. grajyti. O tai, ką pa jūs susirinkę, jau bat grajyti, repetuoti, ko Nu, grajisit? repetuot. Jau bat repetuoti, ne? Kam repetuodavot? Tas Mokyklų? Moskavas. O kam, iš koks tas mūsų? Šito, tas kriaus, žinai, kaip. Ai, Aišus, kur buvo raštas. Nu, raštas. O dabar, a iš jūs tų keturių Granauskis buvo vyriausias? Nu. Pagal omž vyriausias, jūs Nu, vis kiti jau buvote Mes jau... kiti tik mokinė buvom jau. Nu, jau aš buvau, gal aš paštų. Aišku. A kam nors tuo momentu dirbot jūs dar, ar čia buvo vienintelis užsiėmėms toks? Paskui jau pradėjau dirbti melioraciją. O iš pradžių tas buvo toks vienintelis, tai buvo užsiėmėms, tas Nu, nu. ėjams, putas veselis. Aišku. O gerai, jūs jau bat grajėtų dainiuotė, jau bat dainiuotė irgi. Ar ten visi keturi, a kapą, a ten duetą, sako, kaip ten jūs jau bat dainiuotė? Da, įliuvam viską aš dainuoti. A didelis tos veselis būdavo, nu šiaip kiek tų žmonių būdavo. Būdavo į mažų, būdavo į didelių, kaip šias laikas. O kiek trukdavo veselių? Penktadienį išvažiavusi, 12 valandų, sekmadienį vakar parvažiavusi. Ta penktadienį vakar jau būdavo ta veselė. Nu, penktadienį surašydavau. Nuo penktadienį būdavo, Nu, iš šeštadienį šeštadienį, būdavo. sekmadienį vakar be parvažiavusi. Va. Apkirėdavau, žinai. Kad jau buvom, bet vis tik apkirėdavau. Jau laus kada tik gražiai. Greičiau, numiai pailsėt. Vo, kaip dabar tu veselė jau bei tus muzikons jau bei zėta, jau būti, paėsti, išgerti, tik ta, kaip sak, rovena atidirbi. Ne, būdavo, nu, tai būdavo, žinai, atskirai, jau muzikanum atskiras stalas. Išgerti jau būti. Būdavo. Jau bet prirėžti, ką priekinta, ne? Un linksmam paims visas. Nu, jie dirlę prirėžti nebepagrajus, Ne, viską, aišku. matai, jau tas įgaunas, tas dalyks toks. O da, bet o jau negali pjaukauti. Turi darbuotis. Tad tik veselės, kitokius Aš kokius nors... antrų iš tos festivalę. A, irgi esat grajai. Kulkuos čia laikas jau, kulkuos festivalė esat grajai. Irgi su to mokytoju Granausku. Tad tas pats čia kolektyvas, keturi jūs. Tas pats. O kur nors tep, sakykime, kitur išvažiuoti jau ne veselė, bet te pagrajyti un scenas, bikam kokiam koncert, ne? Esu grojęs jau su Malvuku. Su Granaus, ne, su Petru. Esam iš atramis važiavę koncertų.
O dabar va vis tiek Granauskį, kaip sako, artimą pažinojot, vai mokytus buvo, kad grajit. Žmonės pasako, kad jums sudėlė daug instrumentų mokėjai grajyti, ar teisybė? Su kiek instrumentų jūs esate matę nugrajint? Nu, su monbariton graidavo iš akordų, su kitas negraidavo. Sakydavo, valsą pasikeis. Nepritapdavo, matyt. Nu, nes mata, jeigu mata buvo pučiamų į tausų būrsi orkestrą, tai jau tu jau mokėjai su pučiamųjų. Nu, va dabar šitą jau parėjom nudanin, sak tikra, su pienin ne vien kartas matys, ką graitom, tai reiškia, nu, kaip sak, jau nesuvėjai instrumentų. Jo, jis pats nats rašydavo, skordavo, žinai. Ir nats rašydavo, pats skordavo. Tai reiškia, kaip? Sugebėjau. Jis kariuomenėje vadovavo orkestrą. Un dabar va irgi... Ką uns tarnavo armijų, uns vadovavo ten armijų orkestrų. Jis taip sakė. Vo dabar klausėms dabar toks. Ta uns reiškia, mata, ir žmonių, katrie išklausos grajai. Ta uns natas pažen, mokėjai užrašyti pažen. Nesakau, ir žmonių, katrie jie neatskirs, bet iš tikrųjų... Aišku. Jis sakė, aš kariuomenėje vadovavo, orkestrą vadovavo. Aišku. Nu ir va par to laiką, kai kad važinėjat, reiškia, kaip sako, koks Granauskis buvo žmogus. Reiškia, jau ne kaip mokytos, bet va kaip jau, kaip muzikons, toks pat, kaip sako, koks pagrindinis savybės. Koks tai buvo žmogus. Pažiūrėjau, tas, kas visai Granauskį nepažįst. Koks? Visų pirma, koks? Nu, buvo žmogus, buvo labai geros dušės, buvo, nu, įstabus išvalgas buvo jau, žinai. Paprastas. Malagys nemiega. Nemiega malagys. Ne, jau malagys nemiega. O nesipuikaudavo, nesididžiuodavo prieš kitus, va, kad aš čia... A jūs tai trys jūs nejusdavot, kad va, čia jums zėlė didelis, ir mes tokie maži lėlė, tokie, kaip sako, tokie pieškėlis. Ne, tokių problemų nebuvo. Nebuvo, nesijausdavot, nu, jūs buvot amžiumi jaunesni, bet nebuvot pupadu nemaž, kaip sako. Ne. Kai jaustumėties. Tik tas sakydavo, anapkirė, žinau. Neapkirė, grajam. Aišku. Bet liežuvėlį turėjo, ne? Liežuvį turėjo. Gerą pareštis buvo liežuvis. Jau asablėvė. Asablėvė gera buvo pareštis. O dabar va, irgi va, toks ar ne dalyks, kad liežuvis žmogovi gerą pareštis, kartas, žinai, humor ne vis supront. Ai, būdavo tik. A veselėse, kam nors, žinai, vis tai, kaip sako, mėgst pajaukot, žmogus parukot, ten nikumat nekildavo konfliktų dėl to, kad kas nors nesuprat, ko pasakė, sako, šiandien tu jau gausi bliuską, no? Na, liubam atsiprašys, žinai, jau matys, kad matys žmogų, jau išveidė, kad jau nepateka, nu, tai jau. Na, pradėsiu kitaip šnekėti, žinai, atsiprašys, žinai, taip. Tai nebuvo tokių konfliktų, kad pavyzdžiui jūs čia... Ne, nebuvo tokių dalykų. Ką jūs įžeidėt čia dabar, va, kaip jūs čia pasakėte, jūs čia aplėmūnį, dar žinai, žmogus jie biš paims, dar kitaip atrodo. Nu, kaip sakėte. Ne, libam apsėti, bet visokių tokių, žinai, komplimentų baisių tokių. Aišku, supratau. Tai vienu žodžiu sakot, prisimenat tokioms patioms geriausiams spalvoms? Patys geriausias, nu jau, draugiškas nuoširdus buvo labai. Nežinau, kitiems žmonėms gal aš nežinau, bet čia mūsų ta draugėje, kad mes čia, sakau, imun išleistuvės buvo, kai išėdėjau. O paskui abest taip susitik, nu? Po kariuomenės. Vienas iki buvo sutiks. Kada tas galėjo būti? Kokias metas? A, uns Vilniau buvo jau? Jau Vilniau, iš Vilniaus buvo atvažiavęs. Buvau čia parvažiavęs, jau susitikote? Jau buvau susitikus. A renginys koks buvo ar atsitiktina? Ne, kažką. Ką, mūsų idėja? Čia mūsų idėja. Buvo atvažiavęs čia ir įimta tą sodybą. Ir jis buvo bės, žinau. Ir kažką susitikau. Nu, 100 metų nesam matę. Į pažėną? Nu, kaip nepažįst. Pasirukavo tą. A pasakoja apie sai, kur nors, kaip jums gyvena? Niek sako, on sako, aš skub valėjau, sako, aš skub sakai, nu, išskiriau į po to laiką. Aš žinoju tą parkicą, kažkaip kaip jums gyvena, ten vien žodžiu. A Vilniau? Nu. Niek netek, bei ilgas netyties, niek. Ir tas buvo paskutinis kartas, kad būtų susitikti. Nėra buvo jis nepaskambėjęs, ne taip, kad susitiktum. Tai matys... Nu, kad telefon tada nebuvo, tad turėjome ir... Skyrėtės nekada buvo. ir... Nu, išskyrėme ir...
Paskutinis karstas buvo, ką matėte nautėm gyvą iš tikrųjų. Da, saka, nu kada nors, saka, vėl, saka, susitiksim, žinau. Sakau, reiks, saka, būtinu, žinau. Na ir, bet tai neteko. Aišku. O dabar sakykime, apie to, ką mokytės mokyklo, ką apmokinė, paskiau, ką grajėt, aš žinojat, kad jums rašo kažko dar šaraptiu. Nu, tu nebuvo jis. Ar nepasakojas jums pats O pavyzdžiui? ką uns pasakodavo, tintus jaukelis, ką uns sakydavo, a nesakydavo, kad čia monai ir, a uns taip nu, sakydavo. Ne, jis sakydavo viskas. Sakydavo, neskaitydavo, bet sakydavo. Nu, ir nesakydavo, kad čia va, mon. Ne. Ir kad jums rašo ar apsakymus, ar kažko, tu nežinojat. Jums nikumat nėra pasakojęs, pavyzdžiui, kad jums kažko rašo, ko apie tu nešnekėdavo. Nebuvo. O pavyzdžiui, kažkiek, sakykime, knygas, ką pradėjai išėti, kažkiek domėtis ar nesidomėt literatūrų visai? Nu, aš Granauskį jau labai domėjausi. Labai domėjausi. Esat skaitęs iš kūrybos? Nu, kad nelaik skaityti, aš tų knygų nemėgėjau skaityti. Nu, pat mokyklos laikų nesmėgėjęs, nežinau. Tai nuo literatūros biški toliau, ne esat? Jo. Bet tu pažiūrėjau, ar esat girdėjęs, kad sako, kad aprašo ir mūsėdį, ir pažįstamų žmonės, ir muzikontus, ar esat girdėjęs, kad žmonės Ne, aš girdėjęs. Bet niekėlis nors patiem paskaityti kokį nors knygą, nes va kiti paskaito tiesiog, kad pažįst, grina, kaip sako. Nu, netekė, Bet prie muzikos buvo tarti, kiek aš suprantu, vis gyvenimą, ne? O toliau, sakykime, gerai, su Granauskiu. Valiau patik muzika, nam patik, va taip. O su Granauskiu, ką pabaigėt, kaip tą muziką tam jis gyvenime paliekam be grajėt? Oi, apsižanijau, tai tada Salantus susiradau draugų vėl. Ten pradėjom vėl pavastais po krikštynos. Po Budynis, paskiau. Po Budynis jau štal jau. Paskiau. Budynis jau su tas Puškorės. Ai, su Puškorės. Reiškia, muzikons, kaip sako, dabar šitą pavyzdžių be grajėt. Ne. Iš vis? Dabar duins kaip išbėrėti apie... Pasakė, kaip su naujasi. A instrumentą, bet turit instrumentą? Turi, da. Ir nesaunikų mat nekils nors įsitrauks pagrajėt. Užmetėt visai užmiršot, kaip neužmiršau, da. Da, kartas, kaip sakau, nenoriu sakyti, paliaužlenda. Sau, grina sau jau tada. Ne, aš tą akordeoną vėl nepagroju, žinau. Prieš tą klumpį, žinau, ir čia skau per sanas nepagroju. Čia vienas Salantus, gal kur ten jau dainuoti folklorą, žinau. Sakė, tą vadoji, sakė, pakumpinau, žinau, moterų tam ansamblio, žinau. Pradėjau, išmokau vis tas dainas, pradėjau rungs gelti, nesakau, ne. Aišku. Patekt visko, patekt traukia, aš nežinau, prie tos muzikos, nebėga į tėvilto. Ne vienam ta muzika nepatik iš jūsų. Nu, tik to. O Algis biškai buvo pradėjęs, bet... Algis, bet tu pats matai tėviltas. O dabar galva kažko, sakykime, jeigu apie Granauskį, gal kažko dar tokį prisimena, ta kokį šposą, nors ko vat nepaklausė, jeigu, kaip sako, kažko vat tokį prisimena, tai norėjau. Nu, jis, ne, būdavo, žinau, restorančia Salantus. Skod, Mūsėdė. Na ir kartą, žinau, po kokį koncertą, pabaliaus, atėščiau biškai raus, atsigerti. Na, tai parodydavau prijom, žinau, kariuomis laikų. Prijom. Kokį to prijom parodydavau? Koks tas firminis prijom? Paguldydavau ant menčių. Žinau, visokių tų prijom, žinau, vėl jis kariuomenė tarnaujas ir pasieniečiams, žinau. Kaip nugalėti priešą. Kaip nebijot, kai jokios užpultum. Apsiginti. Fiziškas stiprus žmogus buvo. Nu. Vienu žodžiu, labai geros dušas buvo. Aišku. Dėkui. Prašau.